Ką tik padariau pakankamai bold move, išsinuomojau studiją. Jis yra visiškai plika basa, man reikia špakliuoti, gruntuoti, dažyti, kilimą, plintusus kiliminius susidėti, užuolaidą pasikabinti, garsais akustiką susitvarkyti. Viskas gerai, pakankamai greita užduotis, niekad nesu šito daręs, all in or nothing, matysim, kas gausis, manau, žinau, kad gausis gerai. Bet jo, esu tam pasiruošęs. Tiksliau, būsiu šiandien pasiruošęs, kai nusipirksiu viską, ko reikia ir tada jau rytoj varysiu dažyti. Labai palėta viskas vyks, bandau atsigaudyti, kokį molelį reikia naudoti gruntui, kokį dažam. Google Gemini padeda, tėvukas padeda, konsultantai ne tiek. Jau turim jau juostas lūpnius, klijų plintusam, 2 volelius, 2 špachtelius, nežinau, panes, dažų, teleskopinę lazdą. 1,5 valandos, parduotuviai 1,5 valandos. Liko susirasti šluotą paprastą su šiupeliu, nes neturim ir jau norėčiau rasti, bet kol kas be šansų darbuotoją sutikti. Naują epopėją, pamečiau studijos raktus pirmą dieną. Ta prasme, įsėdau mašiną, pasifilmavau su raktais. Tada važiavau Maksimą, galimai ten iškrito, bet juk dabar ieškau prie Maksimos. Nėra. Mačioj Maksimai nėra. Tai kur yra klausimas? Buvo pakeltas paieškų tarnybos, variau į Maksimą, variau pasivaikščioti su šuniu, kur vedžiau. Iškrauščiau kuprinę 3 kartus. Mašiną iškrauščiau 3 kartus, pražiūrėjau net po kilimėliais. Skambino draugė, sako, radau tavo kupriniai, kurią 3 kartus iškrauščiau. Dabar yra 8:30. Varom susinešim daiktus, bent tik kažką. Sugalvojau eit viskas arba nieko. Galvoju, namuose dirbt nėra labai sustainable. Nesąžiningai iš draugės salioną atimt, per daug distractiono, tai sugalvojau, kad reikia išsinuomot studiją. Tada susiradau per dieną patalpas, už 2 dienų nuvažiavau apžiūrėti ir kitą dieną sukirtau rankom. Tai čia buvo užvakar. Vakar susivežiau viską, ko reikia, buvau apsišopint. Ilgai, labai ilgai truko, nes pirmą kartą nieko panašaus nesu daręs. Esu dažęs tvorą, tvoros lentas. O dabar turėsim dažyti visą šitą studiją. Apie 15-16 kvadratų. Žalios tiesiog tinkuotos sienos. Daug skylių nuo visokių varžtų, kam gręž dalykus prie sienų, aš neįsivaizduoju. Turim veidrodį, kurį išimsim šviesų. Norėčiau per 3 dienas pasiruošti viską iki baldų. Man pavyks, aš neįsivaizduoju. Tai kimbam į darbus. Užduotis numeris 1. Turim atsukamus plintusus, kuriuos reikia nuimti šituos pipsiukus ir atsukti su atsuktuvu viską ir nuimti visus šituos plintusus. Let's go, baby! Kas padėjo, tai tėvukas labai daug. Jis toks DIY stalius, namuose labai daug pasidaro pats. Kas čia tai, Havai? Kas čia yra? Vinis? Aišku, ką bus nesąmonių, bet tai ką tu juokauji? Tu gaidys. O, tik čia. Mats koks ankstyvas. Plintusai nuimti. Ką atradom, kad yra tie plasmasiukai, kur varžtai įsisuk, neatsimenu kaip jie vadinas. Juos reiktų išimti, nes aš manau, kad jie galimai gali trukdyti naujiem plintusam, kiliminiam plintusam. Tik pirmą pabandysiu su špakteliu gerai praeit, ar su kaip vadinas mentelė, ne mentelė.
Va su tokiu pirmą praeisiu, bet su jo siena trupa. Nors teko trupa iš tikrųjų. Paimsiu su atsuktuvų ir ištrauksiu visus tos plasmasiukus, net jeigu biški siena ir trupa, nieko tokio, nes ten nusidės pakankamai aukštai kiliminiai plintusai. Reikia surinkti visus varžtus, kad nesmėtytų ir plintusus. Gerai, pirms iššūkis yra iš tikrųjų. Šitie vat visi plasmasiukai yra biški išsikišę ir man jie trukdys dažyti sieną. Ir man jas reiktų arba išstumti vidų, arba ištraukti. Bet jeigu aš juos traukiu, siena labai byra. Variantas koks, bandyti įstumti, bandyti sulaužyti ir tada ištraukti. Ir jų čia yra belenkiek iš tikrųjų. Belenkiek. Jo, va čia. Šitie plasmasiukai bus ką veikti užsiglaistant. Tikiuosi reičias bus toks didelis, kad pamatys ir šitą pastatą owneriai. O, superinis. Esu labai nepreciziškas chirurgas. Labai aplinkui viską išvanuoju. Kai chirurgijai taisyklė, kuo mažiau pažeisti, ne, aplinkinių audinių. Pas mane yra ojojoj chirurgija. Kiliminiai plintusai klijuojas prisisiuk prie pat sienos. Dėl to negali būti išsikišimų. Man su atsuktuvu čia jos laužyti, tą tinka daužyti, grandyti ir panašiai nesąmonė. Nusipirksiu peilį, nes neturiu dabar su savim ir gražiai nupjausiu visus. Gal neveiks taip. Bet tikrai nesiruošiu aš čia, ne. Tikrai per daug darbo čia būtų. Dar vienas dalykas, turim vinių sienose. O, juda vinis. O, geras. Yra nuspręsta nebeišiminėti tų plasmasiukų, jie išsikišę per kokį 1/3 milimetrą, šios užglaistysiu, jie neparodinė siena, jų tikrai nesimatys po glaisto, grunto ir 2 sluoksnių dažų. Laiks dalykam, kurių tikrai niekada nesudaręs glaistymui. Naujas planas. Glaistas, aš jau užtepsiu 2 sluoksniais, kai pirmas sluoksnis sukietės, tada tepsim antrą, nereiks taip giliai ten iš to glaisto. Mano internete taip sakė. Sveiki atvykę į glaistymo 101. Turim 2 glaistyklės, vieną didelę užsimės glaisto, kitą mažytę taisyti tokiom mažom skylėm. Iš kur aš tai žinau, tėvukas sakė. Tikiuosi, kad patarimai geri. Turim iš karto paruoštą glaistą, tai ne milteliai, o tiesiog fine filleris. Tepsim 2 sluoksniais. Va, pieniukas. Pasiemam, užsidedam ant šito pakankamai riebiai ir uždarom dėžutę, kad jisai neišdžiūtų. Ir dabar varom. Va, pirmas sluoksnis, gerai pakočiojam viduj. Va, nusivalom. Gerai, pirmas sluoksnis tikriausiai bus gerai. Jo, čia tikriausiai darau biškį pornografiją vadinamą. Iškilusius dalykus glaistuoju. Čia stovės stalas, tai nesimatys. Užsidažys 2 sluoksniais. Nebesijaus tikrai, va, paskirstam. Bus mini iškilimas. Švelniai. Prichaltūrinam. Šita siena yra ta, kuri matysis video. Jinai turbūt graži. Tėti iš karto atsiprašau, dar nepasiklojęs visų popierių ir lipnę juostą neapdėjęs, visko pradėjau glaistyti. Pasidarė labai įdomu, kaip tas užuolaidas nusimti. Nes man tai jos nėra ką patinka, bet nėra ką labai trukdo. Nes aš tik kabinsiu didelę juodą užuolaidą, kad pilnai izoliuotų šviesą.
Pandoros skrynę būsiu atidaręs. Nežinau. Oi. Laiks viską susitvarkyti ir išsivalyti ir pradėti klijuoti visus nedažomus paviršius. Šitai čia gali likti. Yra išsiaiškinta, kaip nuimti šitas užuolaidas. Man dažymų jos tikrai trukdytų. Kažin, kaip šitie dabar nusiema. Matau, kad slankė. O kaip atsikabina, atsiuk išvažiuoja. Ai va, jaučiu. Dar kažkaip laiku. Super, galėjau tik tai sutraukti, durnas. Ai, tu savo, kaip šitų nemėgstu. Gal taip? O. Vieni labiausiai nemėgstamų langų uždengimo aparatų man. Kam padaryta, kad gali tik vieną pusę pakelti? Kodėl ne vien šniūrs abiem? Nu, kur va čia vat logika yra? Kam reikia vieną kampą nuleisti? Kada reikėjo vieną kampą nuleisti? Gaidiškiausia ever. Kol kas yra žiauriai smagu. Susidūriau tik su ta problema, kad plasmasiukai išsikišę ir juos reiks nupjauti. Sienose kai kuriuos galvojau užglaistyt, manau viskas bus gerai, plus tai bus neparodinė, aš taip vadinu sieną, kuri matos background'e. Bet šiaip labai nice, labai dėli langai. Jeigu reiktų šviesos būtų daug. Mano problema yra ta, kad aš nevalgęs esu labai piktas. Ir nelaimingas. Bet mano stiprybė yra, kad aš nesu durnas, tai aš pasiėmiau valgyti. Skambutis ekspertui. Apsiklijuoti? Pirminius pasirašymą darbus. Idiotas, kodėl aš nepasidariau šitai. Skambutis ekspertai. Gerai, glaistas yra žiauriai lėtai stingstantis, tai vis dar guminis po, nežinau, 1,5 valandos tikriausiai. Per tą laiką reikia išsiklot grindis popierium, dažymo juostai visur išsiklijuot, nuo kondicionieriaus iki durų, iki razečių, iki kitų razečių, langų ir ko tik tai čia nėra. Tėvuk sakė, kad reikia būtinai geriau skirti daugiau laiko apsiklijavimui visko, negu po to šveitimui ir keikimui. Oi. Tai turns, taigi turiu platesnį. Man rodos, biškį prigribavau. Ką aš dariau, tai aš su užmetimu klijavau tą juostą, su ta idėja, kad su peiliuku apipjaustysiu. Dabar galvoju, kad kam reikia dvigubą darbą daryti, geriau tiesiog gražiai, tiksliai užklijuoti. Tai gerai, kad dar labai daug nepadariau, pasižiūrėjau dar vieną video, ten atrodo, kad lygiai klijuoja ir su glaistyklė biškį prispaudžiu. Durnas, ne durnas, o naujas. Pabandysim su šituo. Taip turėtų susikišti visą ekstra juostą. Baigęs muštinį, baigęs vynuogas, liko 2 mandarinai, drabužiai. Šiaip labai įdomu, nes man niekada vaikystėje tokie dalykai per daug nebuvo įdomus. Aš sakydavau tep-lep, sugalvoju kažką, biškį padarau, numetu, o stalių namuose būdavo tėvuks. Pirmą kartą gyvenime glaiščiau sienas. Ir labai patiko. Tik tiek, kad gavau glaistą jau paruoštą ir žiauriai ilgai kietėja. Tose didžiosiose skylėse vis dar minkštas. Šiandien norėčiau apsiklijuoti viską.
Puik tu, na. Šiaip jau nemažai apsiklijavau, nu kaip, bandžiau labai lygiai, po to galvoju, blemba, ten dėl 10 milimetro nelabai kas keisis, bet nenorėjau bet kaip pasidaryti. Čia šiaip, manau, jau būtų ir nugruntuotos sienos, jeigu normalus žmogus čia būtų dirbęs. Statybininkas toks stalius. Rytoj turėjau planų antroji dienos pusėje visam vakarui, bet jie atsišaukė. Tai yra nuostabu, nes galėsiu kaip minimum išsigruntuoti, maksimum gal netgi pirmą sluoksnį dažų išdažyti. Žiauriai kažko dar skanaus norėčiau, galvoju užsisakyti. Nu, ką tu čia dabar darai? Žodžiu, kas yra padaryta? Yra nuimti plintusai, užglaistytos skylės, yra ištraukti plasmasiukai, apklijavau lipnią juostą visus nedažomus paviršius, visus sujungimus su dažomu paviršium, liko užmest plevelę ant lango, ant langų, ant durų ir ant kondicionieriaus, kas truks žiauriai greitai, su lipne pritvirtinsim ir viskas ok. Dabar atėjau prie savo užglaistytų sienų skylių. Jau realiai sukietėjo, nu, dar galėtų kietėti, bet jau ką rytoj dar glaistysim, atėjo laikas antram glaistymui. Šiandien yra baigta, išsirengiau iš kitų rūbų. Rytoj galvoju atvažiavęs dar kartą užglaistysiu, nes glaistas neįspūdingas. Nusipjausiu plasmasiukus ir tada jau galėsiu gruntuot, o po to dažyt. Liko tokie kosmetiniai dalykėliai, čia ką dar paturbinti iki dažymo, bet labai minimaliai, žiauriai gerai padirbėta. 7 valandas čia praleidau maždaug. Tai galiu pasakyti, produktyviai. O šiaip tai niekada negalvojau, kad sugebėsiu. Nu, kažkaip net neįsivaizdavau, kad galiu daryti tokius dalykus. Tai matysim galutinį variantą, bet kol kas labai faina. Iki rytojaus. Día numero 2. Šiandien yra tikslas išsidažyti bent jau vienu sluoksniu. Kad tą padaryti, reikia užsidengti duris, reikia užsidengti langus, reikia dar persirengti, reikia dar kartą glaistyti sienas, skylės, nes glaistas lievas. Ir dar šiek tiek pasitikrinti, ar lipni juosta visur gerai užsiklijavus ir praseit dar su lipne juosta, kad tikrai neišdažyčiau lubų. Iškart matau, kur vakar klaidą padariau glaistydamas, tai yra neišvaliau visos tos gipso, dulkių, to gumulo viso, nes realiai tie trupiniai liko susimaišę su glaistu ir nėra kad laikos ir kai dabar šveičiu, jie labai mėtos, tai aš juos
į vidų išspaudžiu ir dar tada užtepsiu glaisto, kad jau tikrai sukietėtų ir jo, tai glaistas su glaistu jau ryšys nebe vienas tais trupiniais. Bet kitos vietos, kur tokių nebuvo ir nebuvo labai dėlių skylių, bet sienų nelygumai, kažkokie šiek tiek patrupėjimai, žiauriai gerai išsiglaistavo. Jo, ir dar aišku galutinį variantą reiks pamatyti, nes galutinis variantas parodys, dabar tai dar čia viskas baisu. Turiu tokią problemą. Nepaklausiau tėvuką eilinį kartą, numariau parduotuvę. Tėvuk sakė, pasim kažkokį fingerfüllerį. Nu, aš galvojau, kad jisai tiesiog angliškai neteisingai tar žodžius. Ir aš pasiėmiau fine fillerį. Nu, nes man tokį parekomendavo pardavėjas. Jisai iškart paruošt, dėl ko žiauriai faina yra, tau nereikia ten su vandeniu miksuoti miltelių. Bet problema tame, kai jis nuo 2 iki 4 valandų. Aš jau 3 sluoksnį dedu. Vakar 2 uždėjau į šiandien ir jisai sukrenti vidų. Dėl to, kad jisai taip lėtai po biškį traukės, jisai sukrenti vidų. Tai uždėjau 3 sluoksnį. Nu, turiu dar ką veikti, dar 2 juostą užsimėsiu, kad nenudažyt lūpų. Nepaklausiau tėvuk, buvau senukose, buvau ką tik rytą prieš darbus. Ir galėjau pasimti to glaistą, jis ten, 5 eurus jaučiu kainuoja. Jau būčiau viskas susitvarkęs jaučiu. Nu, yra kaip yra. Atėjau lipnios juostos, radau sumuštekus. Laikas apdengt duris su plėvelė. Oi. No! Yra trūkumų? Galimai yra trūkumų. Ar galim buvo geriau padaryti? Tikriausiai, kad taip. Ar galim buvo greičiau padaryti? 100%, bet jeigu veikia, tai veikia. Va, durytėse apdėliotas. Gerai raktą, tai reiks prasiplėšti. Čia viskas apdėliota gražiausiai. Liks uždengti langus. Vis dar nehefesinu, varau nusipirkti kito glaisto, nes pasižiūrėjau, kaip reikia pasitikrinti, ar gerai užglaistyti, tai pašviesti šoną, iš tiesiog prie pat sienos, iš bet kurios pusės ir matos šešėliai. Tai matos tie šešėliai, per ilgai išdžiūna, neapsimoka man čia laukti kelias valandas ir vėl iš naujo glaistyti ir vėl laukti kelias valandas, važiuoju už 6 eurus, nusipirksiu kito glaisto ir sutvarkysiu viską kaip turi būt. One more. Va šitą ieško. Tik čia yra labai daug, o man reikia labai mažai. Va. Blemba, jaučiu reikėjo gerokai daugiau. Nurašo, jeigu skysta, dabert. Atrodo kol kas labai, kad skysta. Kaip pica kepant. Labai nenoriu, kad man pašpaklėjimai matytas normaliai. Kiek man tai reikia? Tikrai. Gyveniai mokaisi, ne? Vieną dalyką visai profesionaliai atrodo padariau. Kažkiek yra, bet super minimaliai. Nieko baisaus, aš manau, užsidažys, jeigu ką pastatysim
Šviesas gali kristi ant jų. Nu, tada tose vietose statysim ledus, kad jų nesimatytų. Užstatysim baldais ir dar kažko padarysim gerai, kad sužaisim su šviesom. Užklijuosim plakatą, aprašinėsim toje vietoje. Sumaištysim kūrybinį sprendimą, padarysim, kad veiktų. Pažiūrim, ar veikia mano valelis ir visa teleskopinė sistema. Oba. Gražu, labai daug rekomendacijų mačiau YouTube, žiūrėdamas videkus, kaip dažyt, kad reikia su teleskopu. Nu, daug patogiau, gražiau užsidažo, tai pasiėmiau ir teleskopą. Eik. Būčiau iškart su normaliu glaistu daręs, tėvuką paklausęs, būtų daug greičiau buvę. Dabar yra 3, 4, 5 realiai sluoksniai, 2, 3 grunto, 1 gero, 2 gero grunto. Labai nebedaug beliko, nusigruntuoju šiandien, rytoj tikriausiai 2 sluoksniais nudažau. Pelenkai plaukiu išdažyti sienas, išsirinkau spalvas daugiau mažiau su ChatGPT ir sveiku protu. 2 sienos bus tamsios, 1 siena bus šviesi. Turėtų labai gerai atrodyti, tikiuosi, kad taip ir bus, bet kas čia tokiam profesionalui staliui, profesionaliam Stalinui, čia nėra ką. Sienų gruntavimas, mano supratimu, yra reikalingas tam, kad sukabintų visas dulkės ir padengtų tokią dar lygesnę kainą plėvelę visas sienas, visus paviršius. Tai čia yra toks giluminis gruntas. Sukabina visas dulkės, pagerina tas sienas tokį įsigeriamumą, suvienodina jį, kad siena būtų dar lygesnė, dar geriau pasimtų dažus. Pirmą viską reikia peiti su teptuku, tada jau eit su voleliu normaliai per visas sienas. Kažkaip žiauriai pro pirštus pažiūrėjau į gruntavimą. Pradžiai buvo labai daug grunto, reikėjo išmokti naudotis voleliu, kad paspaudusi žiauriai bėga ir panašiai. Po to padengiau kur kas jau mažesnių sluoksnių, bet labai ryškus, tiek per kamerą gal nesimato, bet labai ryškus netolygumai yra, dėmes ir panašiai. Aišku, jos išdžius, bet paviršius jau bus kitaip nugruntuotas ir kitaip dažai įsigers. Tai tas biškai sunervino, bet kas yra gerai, kad turiu matinius dažus ir matiniai dažai yra labiau linkę paslėpti, labiau linkę atleisti klaidas tokiose vietose. Ir dažysiu 2 sluoksniais, tai tikrai turėtų viskas įsitaisyti, bet kažkiek nervų ima. Vis dėlto žiauriai nenurimau dėl tų sienų, tai dar kartą prasėjau taip, kad net lazda traškėjo. Pasirodo ir pūslė prisitryniau. Tai dabar jau gražiai tolygiai visai atrodo, yra dar tų dėmių, bet skirtingai džiūna dar, tai turėtų būti jau dabar labai gerai. Šiandien yra dažymo diena.